Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite socialinių darbuotojų profesinė šventė su ašara. Stomatologijos poliklinika pradėjo teikti naują dantų implantologijos paslaugą. 5. kartą laikysime konstitucijos egzaminą. Dramos teatre premjerų gausa. Šiųmetė, kaip tik šiandien minima socialinio darbuotojo diena, daliai šį ypač sunkų ir atsakingą darbą dirbančių žmonių šventę mažai priminė. Veikiau jie patys valdžios institucijoms priminė apie save. Tiksliau, kritinę socialinio darbuotojo situaciją. Jaunuolių dienos centro socialiniai darbuotojai bei jų padėjėjai, lydimi minios tų, kuriais kasdieną rūpinasi, savivaldos vadovams įteikė kreipimąsi, kuriame išdėstė savo problemas, tikėdamiesi, kad jos bus sprendžiamos. Ta diena visais metais gaunam labai daug pasveikinimų. Kaip ačiū mums už tokį darbą, ačiū tai, ką mes darom. Iš tikrųjų, ačiū iki šiandien neįsidėsi, namus neparneši ir nepaduosi vaikam. Iš tikrųjų, situacija yra labai liūdna ir daugiau nei liūdna. O kodėl tokį kreipimąsi padarėm? Tai atsiųsti elektroniniu paštu arba paprastu paštu ir įmesti į stalčių, tai labai lengva. Aš manau, kad atkreipiam dėmesį ir gal mes sulauksim rezultatų. Nes iš tikrųjų mes manom, kad savivaldybė taip pat gali mums padėti. O ne vien tik tais vyriausybė Vilniuje, Seimas ar prezidentė. Galim pradėti nuo savivaldybės. Tai būtų mažytis žingsnis link didesnio žingsnio. Deja, socialinių darbuotojų kreipimąsi priėmęs vicemeras Gintaras Šileikis nieko paguodžiančio ant skurdo ribos balansuojantiems, ypač sunkiai dirbantiems žmonėms nežadėjo. Pasak jo, realūs sprendimai aukščiausiųjų šalies institucijų valioje, o savivaldos galios. Labai menkos galios. Pagrinde yra įstatymai, vyriausybės nutarimai. Žmonėms pareiškusiems, kad vis dėlto jiems gėda tokio pat socialinio darbuotojo kabinete prašyti kompensacijų už šildymą, rašyti prašymą, kad jų vaikai mokyklose gautų nemokamus pietus, kad užuot pirkę kruopas jie norėtų dažniau nusipirkti mėsos, pasiūlyta. Juos pakviečiau taip pat profsąjungą stiprią kurti ir taip pat kovoti dėl savo teisių, kaip pedagogai išsikovojo. Deja, socialiniai darbuotojai nėra tokie galbūt aktyvūs ir tikrai reikėtų linkėti, kad jie labiau dėl savo teisių galėtų kovoti. Vis dėlto tokį patarimą socialinių darbuotojų atstovai vadina nesuvokiamu. Ir tikisi, kad išgirsti bus nepaskelbę karo. Mes esam civilizuota valstybė, esam nepriklausoma valstybė ir dar reikia eiti žmonėm kovoti už tai, kad galėtum normaliai gyventi Lietuvoj. Mes šiandien socialinės darbuotojus pasipuošėm ryškiom skarelėm, norėdamas pasakyti, kad mes nenorim to gyvenimo tik juodo balto, kad galvoti, kaip pamaitinti šeimą. Mes norim gerą, linksmą gyvenimą ir ryškaus gyvenimą. Mes norim pasakyti, kad iš tikrųjų mylim savo darbą ir jo tikrai labai labai didžiuojamės. Bet ta padėtis, kuri dabar yra, tai jinai yra daugiau žeminanti. Panevėžio miesto stomatologijos poliklinika pradėjo teikti naują dantų implantologijos paslaugą. Reikiamą brangią įrangą poliklinikai padėjo įsigyti savivaldybė, skyrusi dalį lėšų. Nuo šiol pacientui, registratūroje pareiškusiam, kad pageidauja implantacijos, pagelbėti pasiryžusi visa specialiai parengta burnos chirurgų komanda. Ir šiai dienai yra gydytojo komanda, tiek gydytoja burnos chirurgė Daiva Urbelienė, burnos chirurgas Vytautas Bosas, Vismantas Bosas, Loreta Vileišienė. Aptarsim, pasiūsim, kartu sudarysim gydymo planus. Aišku, kartu dar dalyvauja procese ir gydytoja odontologė Laura Jackūnaitė ir gydytoja ortopedė Silvija Andrašiūnienė. Nes bendra vizija, bendras gydymo plano sudarimas. Pirmosios implantavimo operacijos atliktos vos prieš kelias dienas.
Pacientai poliklinikos direktoriaus pavaduotojos odontologijai teigimu jaučiasi puikiai, nes naudojami naujos kartos sraigtiniai implantai, patenkantis į populiariausių pasaulio implantų penketuką. Pacientui ši šiuolaikiška operacija vidutiniškai kainuoja apie 2000 litų. Beje, tai ne vienintelė nauja paslauga, kurią pastaruoju metu teikia miesto stomatologijos poliklinika. Mūsų gydytoja ortodontė Natalija Sasnauskienė gegužės mėnesį pradėjo teikti naują ortodontinio anomalijų gydymo paslaugą, tai būtent breketų sistemos taikymus. Šios paslaugos irgi poliklinikoje nebuvo, tai mūsų pačių irgi investicija, labai didelis noras ir ryžtas pačios gydytojos ortodontės Natalijos Sasnauskienės, noras padėti pacientam čia vietoj, Panevėžy, neišvykstant iš savo gimtojo miesto, gauti būtent šitą paslaugą. Besiplečiantis veiklos spektras, pasak stomatologijos poliklinikos vadovų, leis konkuruoti su privačiais kabinetais ir įmonėmis. Šiemet jau 5. kartą Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos savivaldybių asociacija, kviečia laikyti konstitucijos egzaminą. Pirmasis egzamino etapas vyks spalio 6 dieną, 12 valandą, visose miestų ir rajonų savivaldybėse. Maloniai ir nuoširdžiai kviečiame visus atvykti ir dalyvauti, ir suaugusiuosius, ir moksleivius, ir visus kitus piliečius, ir teisės išsilavinimą turinčiuosius, ir studijuojančius teisę, parodyti savo konstitucijos išmanymą, konstitucijos žinias. Pirmojo etapo dalyviai teisingai atsakę į nemažiau kaip 25 testo klausimus iš 30 turės teisę dalyvauti antrajame konstitucijos egzamino etape. Konkurso dalyvių darbus centralizuotai vertins speciali ekspertų komisija. Deja, apgailestaujama, jog Lietuvos piliečiai kasmet vis abejingiau vertina tokias ministerijų iniciatyvas. Tokios pilietiškumo pamokos, manau, galėtų būti populiaresnis. Kai buvo pirmieji kartai, prieš 5-4 metus, buvo daugiau žmonių norinčių laikyti ir šį egzaminą, ir kitus panašaus pobūdžio pasitikrinimus. Pastaraisiais metais tokių žmonių mažėja. Tikrai nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti, parodykime, kad esame savo šalies, savo krašto piliečiai, kad išmanome savo pagrindinį dokumentą. Nenorintieji ar negalintieji atvykti į savivaldybės egzaminą galės laikyti internetu. Šiais metais internetu egzaminą galės laikyti ir teisininkai bei teisės studentai. Iki šiol žinias galėję pasitikrinti tik savivaldybėse. Sezoną pradėjęs Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras iki naujųjų metų žiūrovams ketina padovanoti net 4 premjeras. Visai netrukus, spalio 16-17 dienomis, režisierius Albertas Vidžiūnas pristato Sankirtą su pagrindiniu keliu. Čia spektaklis bus pagal estų dramaturgą Jan Tate. Jį parašyta 93 metais, bet manau aktualumo tikrai nepraradusi, o galbūt net pats tas aktualumas jisai dar labiau suriškėjęs, nes iš tikrųjų dabar kaip kiekvieną kartą jauni žmonės ypatingai patiria labai daug pagundų. Aš turiu omeny susikurti geresnį gyvenimą ir kiekvienas to nori ir kiekvienas to siekia, ypač kai tas gerbūvis toks atrodo labai ranka pasiekiamas. Tiesiog jauni žmonės patenka į išbandymus ir taip ir pjesėje 2 jauni personažai yra išbandomi pinigais. Sankirtoje su pagrindiniu keliu ne viena intriga. Intriguoja ir jauno režisieriaus, ir naujų aktorių pavardės. Net pjesės moto skamba kaip iššūkis. Parašiau tai dėl pinigų. Tai galima pavadinti romantinė drama, bet ir kartu tragikomedija, nes kada žmogus yra išbandomas, jisai visada dažnai atrodo labai juokingai iš šono. Jam pačiam tai atrodo labai rimta.
kaip labai rimtai žmonės žaidžia loterijas, kaip jie tikisi, kaip jie rimtai pergyvena dėl kažkokių labai keistų dalykų. Taip ir tie personažai pjesėje, jie sprendžia, atrodo, gyvenimo ir mirties klausimus, bet iš šono žiūrint, jie atrodo juokingai. Todėl ta autoironija, man atrodo, jinai labai reikalinga šiandieną ir būtina tiesiog, nes kitaip sunku būtų išgyventi. Beje, mažuosius žiūrovus rugsėjo 1-ąją pakvietęs į atnaujintą spektaklį Batuotas katinas, teatras iki lapkričio 15 dienos vaikus kviečia dalyvauti piešinių konkurse Mano ypatingas herojus. Kitaip tariant, dalintis įspūdžiais iš matytų spektaklių, o piešinius atnešti į teatro kasą.